Šiaip labai nekenčiu DJI mikrofonų, nes sakau, iš 8 karto kokį turbūt padariau, kad jisai veiktų, bet seniai mane matė turbūt šitam kanale ir šiaip seniai kalbėjau kažkada prieš kamerą. Ir aš vėl filmuoju tam pačiam kieme, kur ir prasidėjo mano YouTube kanalas prieš 14 metų, man atrodo. Tai visai smagu čia sugrįžti ir vėl filmuoti. Ir seniai kažką dariau su mašinom, kažkokio turinio, tai manau pabandysim padaryti serijas, pažiūrėsim kaip seksis, ar aš sugebėsiu tai išlaikyti. Tai iš manęs matot 96 metų Mitsubishi Pajero. Visai dabar jaučiuosi kaip savo kolega Gentenis, tik tai tiek, kad neturiu savęs stovinčio už kamerą, turiu tiesiog monitorių. Tai šalia manęs yra 96 metų Mitsubishi Pajero, 2.8 dyzelinio variklio, 92 kW. Automatinė transmisija, Super Select pavara, tai reiškia, kad galiniam automobilio tiltai yra blokiruoti. Automobilis turi ir keletą modifikacijų, kaip pavyzdžiui body liftas, tai yra kėbulas pakeltas nuo rėmo, 35 colių padangos, kas yra visai nemažai iš tikrųjų. Šnorkelis, nežinau, ar girdėt mane. Gervė. Tada, ką aš padariau, tai tiesiog įdėjau priekinius žibintus ir keletą dalykų, kuriuos dar parodysiu, ką mes dabar darysim, nes taip kaip matote automobilį dabar, jisai daugiau niekad taip nebeatrodys. Turbūt dauguma lietuvių pamatę šį video sakys, kad o blema, Pajero su Tram 5 ratais Super Selectu, kaip aš jį skandinčiau, kaip aš norėčiau jį skandinti, šnorkelis, gervė, viskas yra jam, bet ne. Manau, kad seni džipai ne tik turėtų būti skandinami. Ką tik trenkiau galvą į staktą. Automobilis nebus naudojamas bekeliai. Nu, tikriausiai bus naudojamas bekeliai, bet jis nebus naudojamas tai bekeliai, kurį turbūt dauguma supranta kaip bekelę. Nes esu šnekėjęs keletą žmonių ir jie bekeliai įsivaizduoja kaip tokį, žinai, turi būti būtinai traktoriaus provežos, miškovežio provežos, kur tu turi visada sėsti ant pilvo. Bekelė gali būti ir varlendinimas, kas nėra šiaip populiaru Lietuvoje, bet aš noriu tai daryti, nes, žinot ką, labai užknisa plaut purvą iš po bekelės, ta prasme, labai užknisa taisyti mašiną, kiekvieną kartą, kai tu išvažiuoji keliom valandom pasimėgauti purvu, ką žinau, keletas modifikacijų, kurios laukia dabar automobilio. Kaip matot, automobilis yra labai aukštas ir mano autogis yra 1,80 m, gal kažkiek, nežinau. Ir jis yra 2 metrai su viršaus, tas automobilis drąsiai. Tai pirmas dalykas, kas iš to automobilių pasikeis, tai jisai sumažės. Tai išimsim body liftą, gal šiek tiek torcionų susuksim žemyn priekinius, nes šiuo metu laužo pusašius, o gal laužo pusašius dėl Tram 5 ratų. Išimsim Tram 5 ratus, nes jie nemanau, kad yra reikalingi, ypač kai aš daug važinėju mieste, ten, kur aš važiuoju, yra dažniausiai žvyrkeliai arba miško keliai. Ir plus labai svarbus momentas yra tas, kad aš galėsiu pagaliau užsidėti pilno dydžio zapaskę, nes šita zapaskė yra, man atrodo, originalaus dydžio, su kokiam atėjo automobilio padangos ir skirtumas yra labai didelis. Kadangi aš pažįstu praeitą savininką šio automobilio, žinau, kad jis niekada nebuvo skanintas, ir niekada nebuvo užpiltas salonas, tai čia yra didelis pliusas, nes tikrai nemalonu važiuoti su kolone, kuris yra kada nors buvęs skanintas. Bet sėdynės nėra geros, tai šitą irgi pakeisim. O čia yra rūdis. Ir mes rūdis, labas, o mes rūdis pašalinsim. A ne? Šitą tarpelį, kurį matot, yra irgi baisiai negražus ir tai atsiranda dėl to, kad kėbulas yra pakeltas nuo rėmo, o buferis sukasi tiesiai į rėmą. Tai reiškia, jis nepakyla. Na, čia jau man reikės abiejų rankų. Tokiam aukštį, jeigu norėtum prie automobilio, reikia būtinai pasilipti ant kažko. Nu, aš žemaūgis, tai bent jau šito automobilio perspektyvai. Tai paprastas dalykas, kai pasikeitinti tepalus, reikia pasistiebti. Aišku, man patinka tas aukštis. Man labai patinka, kad automobilis yra aukštas, bet tai ne visada yra praktiška. Aš galiu šitą mikrofoną įsikišti pas savį maikę, bet šiais laikais tai visiškai nekieta. Tai jeigu kažkam įdomu, aš dėl to ir laikau į rankoje. Bet šiaip tikslas iš šio automobilio būtų padaryti patogų overlanderį. Kad būtų galima važiuoti patogiai tolimus atstumus, kas dabar nėra visai patogu, nes 3-5 ratus jam sunku įsukti, dėl to top speedas tavo tampa apie 100 km/h ir tai nėra labai komfortiška. Toliau, kad būtų galima nakvoti automobilyje, tai reikės pasidaryti kažką sistemą lentynom ir gultui. Nors čia ir senas dizelis, pažiūrėkite, kaip puikiai kuriasi automobilis. Plus gale yra sočiai vietos, tai važiuoti net ir su draugais, su chebra, su kuo tik nori. Galima drąsiai ir turime stoglangį. Kitas nuostabus dalykas, kokio dydžio bagažinė yra gale. Aišku, čia dabar prikrauta yra pilna mano įrangos ir panašiai, nes pasiėmiau už tą įrangą filmuoti šį automobilį. Bet būtų liūdna, jeigu kažkas tiesiog naudotų už tą bagažinę kišti purvinas kinetinės virves. Ir gal jums čia atrodys, kad aš smerkiu offroadą arba sakau, kad aš čia koks žaliukas, tipo, ar neoffroadinkit, nevažinėkit, nedraskykit miško paklotės.
man tai nėra skirtumo, darykit, ką norit, bet offroadas yra daugiau negu tiesiog maudymasis toj pačioj probaloj, važiavimas 15 km iki jos, sulaužai mašiną, tada 15 km partampi atgal, sutaisai ir kitą savaitgalį vėl važiuoji tą patį daryti, toj pačioj baloj. Nu, man čia nėra offroadas. O gal offroadas yra draugai, kuriuos susiradome pakeliui kažkur kelionėje? Bet jo, jeigu norit pamatyti, kaip šitas Pajero taps iš tokio, nu, sakykime, bekelės monstro, nes jis iš tikrųjų bekelį važiuoja gerai, esu važiavęs su juo, ne pats vairavęs, bet esu važiavęs su juo, jis važiuoja gerai, bet aš tiesiog to nenoriu. Tai jeigu kažkam įdomu pamatyti visą šitą kelionę, kaip tai atrodys, pasilik iš tam kanale ir gal kažką pavyks mums visiems sukurti gražaus. Ir taip, prieš dar, man atrodo, kelias savaitės šitas džipas buvo pardavimuose, aš jo nepardaviau, nes žmonės siūlo po 3000 eurų už tą daiktą, kuris yra visiškai, sakykime, beveik idealus. Nežinau, išsitrinkit galvą, žodžiu. Ir susitiksim kitame video.